Sveiki, bičiuliai! Šiandien noriu pakviesti jūs į kelionę, kuri pakeis jūsų požiūrį į pinigus ir leis jums pasiekti tai, ką autorius vadina turtingu gyvenimu. Ar kada nors jautėtės priblokšti finansinių patarimų gausos? Ar bandėte pradėti tvarkyti su pinigais, bet įstrigote smulkiose detalėse, pamiršdami esmę? Jei atsakėte teigiamai, tuomet ši knyga I Will Teach You to Be Rich yra būtent tai, ko jums reikia. Įvade autorius, pats praeityje susidūręs su finansų sudėtingumu, atvirai kritikuoja, kaip mes, žmonės, pernelyg komplikuojame asmeninis finansus, panašiai kaip ir fizinė forma. Mes linkę ginčytis dėl smulkmenų, užuot sutelkę dėmesį į paprastus įgyvendinamus žingsnius. Informacijos perteklius ir dažnai klaidinantys žiniasklaidos patarimai sukuria sprendimų paralyžių, neleidžianti mums imtis atsakomybės už savo pinigus. Vietoj tobulybės ar siekio tapti finansų ekspertu, autorius siūlo 85% sprendimą. Svarbiausia, pasak jo, yra nuosekliai pradėti veikti, automatizuoti taupymą ir paprastai ilgalaikiai investuoti. Pagrindinė žinia – tai sąmoningas išlaidavimas, tai atsisakyti išlaidų toms prekiams ar paslaugoms, kurių nemylite, kad galėtumėte finansuoti savo aistras ir sukurti automatinę finansinę infrastruktūrą, kuri palaikytų jūsų gyvenimo tikslus, užuot įklimpusi sudėtingumo liūną. Ankstyvi, nuoseklūs veiksmai yra raktas į turto kūrimą. Šis praktiškas 6 savaičių kursas supaprastina asmeninius finansus, sutelkdamas dėmesį į automatizuotas ilgalaikės strategijas, o ne į sudėtingas investicijų schemas. Autorius meta jums iššūkį apibrėžti turtingumą ne tik pagal turimą turtą, bet ir pagal tai, ką išties vertinate. Jis skatina sąmoningą išlaidavimą prioritetams ir strategišką taupumą. Pagrindinės temos apima kredito kortelių optimizavimą, siekiant sukurti gyvybiškai svarbią kredito istoriją, kuri gali sutaupyti daug pinigų imant didelės paskolas, protingų banko ir investicinių sąskaitų nustatymą, efektyvų biudžeto planavimą ir pasyvų investavimą. Galiausiai, knyga siekia aprūpinti skaitytojus tvirtą finansinę infrastruktūrą, leidžiančią efektyviai valdyti pinigus ir išvengti dažnų spąstų be nereikalingo sudėtingumo. Pradėkime nuo to, kaip strategiškai naudoti kredito korteles, siekiant sukurti finansinį turtą ir tvirtą kredito reitingą. Autorius patarė vengti mažos vertės gryniojų pinigų grąžinimo kortelių, o rinktis personalizuotas premijas. Jis apžvelgia, kaip gauti pirmąją kortelę net neturint pajamų ir pabrėžia pagrindinius įsakymus optimaliam kortelių valdymui. Tai apima kritinę sąskaitų apmokėjimo laikų svarbą, derybas dėl mokesčių panaikinimo ir mažesnių palūkanų normų, bei ilgalaikius aktyvių sąskaitų palaikymą. Tiems, kurie neturi skolų, patariama didinti kredito limitus siekiant pagerinti kredito panaudojimo rodiklį, pabrėžiant disciplinuotą aktyvų požiūrį į kreditą. Knygoje pabrėžiama, kaip svarbu atsakingai valdyti kredito korteles. Pirmiausia, sumokėti skolas prieš siekiant kredito limito padidinimo, kad būtų pagerintas kredito panaudojimas. Skaitytojai sužino apie daugelį privalumų, kuriuos turi vartotojai su geru kreditu, nuo premijų tokios kaip pinigų grąžinimas ir kelionės, maksimalizavimo iki patikimos vartotojų apsaugos, pavyzdžiui, išplėstinių garantijų ir pagalbų žindžiuojant mokesčius. Autorius perspėja apie dažnas klaidas, tokias kaip nereikalingas sąskaitų uždarimas, rizikingos 0% balanso perkelimo schemos ar pasidavimas didelių palūkanų mažmeninių kortelių pasiūlymams. Galiausiai pateikiami praktiniai patarimai, kaip kovoti su studentų paskolų skola, pabrėžiant, kad net nedideli papildomi mokėjimai ir tiesioginės derybos su kreditoriais gali lemti didelės ilgalaikės santaupas. Kredito kortelių skola dažnai kaupiasi nepastebimai ir tampa pribloškianti dėl didelių palūkanų normų bei gėdos, kuri neleidžia žmonėms ją spręsti. Knyga teigia, kad balanso turėjimas, ypač mokant tik minimalius mokėjimus, suteikia galių kredito kortelių bendrovėms, kartu kenkiant jūsų finansiniai ateičiai dėl didžiulių palūkanų ir prasto kredito reitingo. Laimiai, autorius užtikrina, kad skola yra valdoma, turint aiškų planą ir disciplinuotus veiksmus. Pagrindiniai žingsniai apima bendros skolos įvertinimą, strategišką mokėjimų prioriteto nustatymą, derybas dėl mažesnių palūkanų normų ir įsipareigojimą agresyviam grąžinimui, nutraukiant tolesnį kortelių naudojimą. Autorius griežtai patarė vengti greitų skolų sprendimų, tokių kaip pinigų paėmimas iš 401k ar būsto nuosavybės kredito linijos, HELOC, dėl būdingos rizikos, pavyzdžiui, dvigubo apmokestinimo, galimos namų praradimo rizikos ir tikimybės, kad skola vėl kaupsis. Vietoj to autorius palaiko nepatrauklę, bet veiksmingą strategiją,
mažinti išlaidas ir agresyviai prioritetizuoti skolų mokėjimus, pabrėždamas, kad nuoseklus taupimas ir automatiniai pervedimai yra raktas į tvarą finansinę laisvę. Knyga pabrėžia nedelsiančių veiksmų svarbą, padėdama skaitytojams įvertinti savo skolą, dėrėtis dėl normų ir pradėti mokėti padidintas įmokas be pernelyg didelio mąstymo. Galiausiai ji pereina prie banko sąskaitų optimizavimo, skatindama naudoti internetinius bankus, o ne tradicinės institucijas, siekiant išvengti didelių mokesčių ir uždirbti žymiai didesnės palūkanas, disciplinuotai naudojant atskinas čekio ir taupomasias sąskaitas. Norint sukurti efektyvią asmeninių finansų infrastruktūrą, autorius siūlo pradėti nuo savo paties automatizuotos sistemos, kuri prioritetizuoja internetinę čekio ir didelių palūkanų taupomąją sąskaitą. Jis pabrėžia, kaip svarbu anksti įgyti tvirtus finansinius įpročius ir siūlo pakopinės sąskaitų konfigūracijas, atitinkančias skirtingus poreikius, nuo pagrindinių vietinių bankų sąskaitų iki optimizuotų daugelio sąskaitų strategijų. Skaitytojams patariama rinktis bankus pagal pasitikėjimą, patogumą ir konkurencingas savybės, tokias kaip jokių mokesčių ir lengvus pervedimai, užuot pasidavus rinkodaros triukams ar veikiančius nežymių palūkanų normų svyravimų. Autorius pateikia konkrečias rekomendacijas efektyviams čekio ir internetiniams taupomosioms sąskaitoms, skatindama tas, kurios supaprastina finansų valdymą ir maksimaliai padidina pajamas. Kai jau turite tinkamas sąskaitas, laikas jas optimizuoti. Knyga moko, kaip aktyviai dėrėti su bankais, asmeniškai ar telefonu, siekiant panaikinti visus mokesčius ir minimalius likučio reikalavimus, pabrėždamas, kad beveik visi banko mokesčiai yra derinami geriems klientams. Jei tiesioginės dėrybos nepavyksta, rekomenduojama pereiti prie internetinių didelių palūkanų sąskaitų be mokesčių. Toliau knyga pereina prie kritinės ankstyvo investavimo svarbos, siekiant ilgalaikio turto augimo, pabrėždama, kad sudėtingas palūkanos žymiai pranoksta taupomasias sąskaitas ir ragina jaunus žmonės įveikti baimę ir dažnas klaidingas nuomonės, kad pasinaudotų investavimo galimybėmis tokiomis kaip darbdavio 401k atitinkamo. Daugelis žmonių susiduria su finansiniu nesaugumu dėl prasto požiūrio ir nuoseklių veiksmų trūkumo, nepaisant paprasto turto kūrimo kelio. Autorius pabrėžia, kad tikrasis turtas ateina iš kontroliuojamų išlaidų ir reguliario investavimo, o ne iš loterijos laimėjimo ar ekstravagantiško gyvenimo būdo. Jis pristato asmeninių finansų laiptus, pirmenybę teikdamas darbdavio 401k atitinkamui maksimalizavimui kaip nemokamiems pinigams ir didelių palūkanų skolų apmokėjimui. 401k giriamas dėl savo reikšmingų privalumų, įmokos prieš mokesčius, kurios pagreitina augimą, darbdavio atitinkamas ir automatinis investavimas. Visa tai yra labai svarbu ilgainiui sukaupti didelį turtą. Šie asmeninių finansų laiptai prasideda nuo darbdavio 401k atitikmens užtikrinimo. Kritinis antrasis žingsnis yra agresyviai apmokėti didelių palūkanų skolą, ypač kredito korteles, prieš investuojant toliau. Tada skaitytojai yra primiktinai skatinami atidaryti ir nuosekliai finansuoti ROT IRA, pabrėžiant jos reikšmingus mokesčių privalumus ir investavimo lankstumą kaip neprilygstamą pasiūlymą ilgalaikiam augimui. Autorius pabrėžia, kad reikia naudoti mažų mokesčių nuolaidų brokerius ir nustatyti automatinės įmokas, net ir nedidelės, siekiant atidaryti šias sąskaitas ir pradėti investuoti kuo anksčiau. Atsisakydama tradicinių, ribojančių biudžeto sudarimo metodų, ši knyga pristato sąmoningo išlaidavimo planą kaip efektyvesnį požiūrį į asmeninius finansus. Autorius teigia, kad tikrasis taupumas nėra visų išlaidų mažinimas, o negailestingas išlaidų mažinimas toms prekiams ir paslaugoms, kurios jums nerūpi, kad atlaisvintumėte lėšų tam, ką išties mylite. Iš anksto planuojant, kur keliaus jūsų pinigai, įskaitant taupimo ir investicijų automatizavimą, asmenys gali be kaltės jausmo leisti pinigus savo aistroms. Šis strateginis požiūris suteikia skaitytojams galimybę sąmoningai suderinti savo išlaidas su savo vertybėmis, užuot pasyviai stebėjus, kaip pinigai tirpsta. Sąmoningo išlaidavimo planas padalyja pajamas į 4 kategorijas – fiksuotas išlaidas, investicijas, taupimo tikslus ir išlaidas be kalties jausmo, pabrėžiant automatizavimą ir savimonę. Autorius, pateikdamas įvairius sėkmingų pinigų valdytojų pavyzdžius, iliustruoja, kaip asmenys gali suderinti išlaidas su asmeninėmis vertybėmis ir pasiekti finansinius tikslus, prioritizuodami taupimą ir optimizuodami didžiuosius laimėjimus. Šis požiūris leidžia be kalties jausmo leisti pinigus tam, kas išties svarbu, skatinant tvarų ir individualizuotą kelią į finansinę laisvę.
Autorius pataria identifikuoti ir palaipsniui mažinti didžiuosius laimėjimus, didelės išlaidas, tokias kaip valgymas restoranuose ar prenumeratos, siekiant tvaraus taupymo, užuot darius mažus, dažnai neveiksmingus sumažinimus. Jis pabrėžia, kaip svarbu nustatyti realius, laipsniškus tikslus ir taupyti konkretiems, motyvuojantiems tikslams, o tai padeda finansinius kompromisus padaryti prasmingesnius ir skatina ilgalaikius elgesio pokyčius. Siūlomos praktinės strategijos, tokios kaip vokų sistema, išlaidoms valdyti, o tiems, kurie išties negali sumažinti daugiau išlaidų, patarimas persikelia į pajamų didinimą strategiškai derintis dėl atlyginimo, įrodant aišką vertę darbdaviui. Knyga taip pat pateikia efektyvių strategijų pajamoms didinti, nuo dėrybų dėl atlyginimo padidinimo ir darbo vietos keitimo apsvarstymo, iki įvairių laisvai samdomo darbo galimybių tyrinėjimo. Toliau detaliai aprašoma, kaip palaikyti sąmoningo išlaidavimo planą, teikiant patarimus dėl išlaidų stebėjimo, nereguliarių išlaidų planavimo iš anksto ir išmintingo netikėtų pajamų ar atlyginimo padidinimo valdymo. Pagrindinis principas yra tas, kad strateginis biudžeto nustatymas leidžia leisti pinigus be kaltės jausmo ir supaprastina finansinius sprendimus. Autorius pirmiktinai rekomenduoja automatizuoti pinigų srautą, demonstruodamas, kaip pradinė investicija į sistemos nustatymą gali pašalinti kasdienę finansinę rutiną ir suteikti ilgalaikę finansinę laisvę. Automatizavimas yra raktas į turtą be pastangų. Knyga pristato automatinį pinigų srautą, sistemą, kurioje atlyginimai tiesiogiai pervedami, o lėšos automatiškai paskirstomas taupymui, investicijoms ir sąskaitų apmokėjimui pagal sąmoningo išlaidavimo planą. Susėjusi sąskaitas ir planuojant reguliarius pervedimus, asmenys gali užtikrinti nuoseklės įmokas ir laiku apmokėtas sąskaitas su minimaliu insikimu. Šis nustatyk ir pamiršk požiūris leidžia finansams valdytis automatiškai, atlaisvindamas laiką ir palengvindamas ilgalaikių finansinių tikslų pasiekimą. Knyga detaliai aprašo, kaip automatizuoti asmeninius finansus, pateikdama veiksmus, kaip nustatyti automatinius pervedimus į investicinės sąskaitas, tokias kaip Roth IRA. Valdyti mėnesinius sąskaitų mokėjimus ir užtikrinti visą kredito kortelės grąžinimą. Pabrėžiama, kad reikia pritaikyti sistemą skirtingiems pajamų grafikams ir skatinama be kaltės jausmo leisti pinigus, kai pasiekiami taupimo tikslai, skatinant subalansuotą požiūrį. Tada knyga provokuojančiai kvestionuoja pasitikėjimą finansiniais ekspertais, teigdama, kad dauguma profesionalų dažnai pasirodo prasčiau už paprastas mažų sąnaudų investavimo strategijas. Galiausiai, jis suteikia skaitytojams galimybę perimti savo finansinės ateities kontrolę, tvirtindama, kad asmenys gali pasiekti geresnę grąžą, išvengdami ekspertų mokesčių ir sudėtingų patarimų. Toliau knyga kritiškai nagrinėja finansinių ekspertų, nuo žiniasklaidos ekspertų iki fondų valdytojų ir daugumos finansinių patarėjų nepatikimumą. Ji teigia, kad rinkos prognozės yra beprasmis triukšmas ir nepaisant didelių atlyginimų, dauguma fondų valdytojų nuosekliai nesugeba pralenkti rinkos, dažnai nuslėpdami prastą veiklą apgaulingomis praktikomis, tokiamis kaip išgyvenimo šališkumas. Autorius pabrėžia, kad nuosekliai nustatyti rinkos laiką yra neįmanoma, o trumpalaikės sėkmės paprastai priskiriamos sėkmei, o ne įgūdžiams. Todėl investuotojams patariama ignoruoti ekspertų prognozes, žvaigždučių reitingus ir brangius patarėjus, o sutelkti dėmesį į disciplinuotą, mažų sąnaudų, diversifikuotą investavimą savarankiškai. Ši knyga galingai demaskuoja finansų ekspertų ir aktyviai valdomų investicinių fondų mitą, teigdama, kad jie dažnai nesugeba pralenkti rinkos, kartu taikydami didžiulius mokesčius, kurie smarkiai sumažina investuotojų grąžą. Vietoj to autorius palaiko pasyvų valdymą per mažų sąnaudų indeksinius fondus, kurie tiesiog seka rinkos etalonus ir nuosekliai pranoksta daugumą brangių alternatyvų. Pagrindinė žinia tai automatinis investavimas, strategija skatinanti pasirinkti paprastą indeksinių fondų portfelį ir automatizuoti įmokas, kad turtas būtų kuriamas be pastangų. Šis požiūris suteikia asmenims galimybę perimti savo finansų kontrolę, išvengti nereikalingų išlaidų ir pasiekti geresnių ilgalaikių investicijų rezultatų. Autorius sprendžia dažną baimę, kad investavimas yra per daug rizikingas, paaiškindamas, kad tai kyla dėl supratimo trūkumo, o ne dėl būtingo pavojaus, ir perspėja dėl beviltiškumo bandant pasirinkti atskiras laimėjančias akcijas. Vietoj to knyga teigia, kad turto paskirstimas, jūsų strateginis darinys įvairių investicijų tipų, tokių kaip akcijos ir obligacijos, yra svarbiausias veiksnys, nulėmiantis daugiau nei 90% jūsų portfelio nepastovumo ir grąžos. Joje detaliai aprašomos akcijų, obligacijų ir grynųjų pinigų pagrindai, apibūdinant jų rizikos grąžos profilius. Galiausiai diversifikuotas investicinis planas per šias turto klases pristatomas kaip labiausiai valdomas ir reikšmingas elementas rizikai valdyti ir ilgalaikiam finansiniam augimui pasiekti.
Knygoje pabrėžiama, kaip svarbu diversifikuoti investicijas per įvairias turto klases, pavyzdžiui, skirtingus tipus akcijas ir obligacijas, ir koreguoti paskirstimą pagal amžių, kad būtų valdoma rizika. Ji kritikuoja aktyviai valdomas investicinius fondus dėl didžiulių mokesčių ir dažno nesugebėjimo pralenkti rinkos, nepaisant jų patogumo. Autoris pirmingai rekomenduoja mažų sąnaudų, mokesčių požiūrių efektyvius indeksinius fondus kaip geresnį būdą atitikti rinkos rezultatus. Siekiant maksimalaus paprastumo, gyvenimo ciklo tikslinės datos fondai pristatomi kaip lengviausias pasirinkimas, automatiškai diversifikuojantis ir perskirstantis investicijas pagal investuotojo amžių. Pats autorius rekomenduoja nustatyk ir pamiršk požiūrį į investavimą, daugiausia per mažų sąnaudų gyvenimo ciklo fondus, kurie automatiškai koreguoja turto paskirstimą pagal amžių. Jis griežtai patarė vengti bandymų rinktis atskiras akcijas ar meną kaip investicijas, o vietoj to nukreipė skaitytojus prioritizuoti darbdavio atitinkančius 401k ir Roth IRA siekiant pastovaus augimo. Tiems, kurie siekia daugiau kontrolės, pateikiama, kaip sukurti diversifikuotą mažų sąnaudų indeksinių fondų portfelį, naudojant patvirtintus turto paskirstimo modelius, tokius kaip Davido Svenseno, siekiant užtikrinti platų rinkos poveikį. Galiausiai siūloma palikti nedidelę portfelio dalį, didelės rizikos, didelio potencialo grąžos investicijoms, traktuojant jas kaip linksmuosius pinigus, atskirtus nuo esminių ilgalaikių santaupų. Nustatę portfelį, knyga moko, kaip jį auginti. Jie nukreipia skaitytojus, kaip sukurti efektyvų investicinį portfelį, pirmenybę teikiant indeksiniams fondams su minimaliais mokesčiais ir strategiškai suderinant juos su asmeniniu turto paskirstimu. Ji primiktinai rekomenduoja įkainojimo vidurkinimą doleriais, dollar cost averaging, nuoseklų automatizuotą investavimą laikui bėgant, rizikai sumažinti ir bandyti nustatyti rinkos laiką. Tekstas skatina pradėti nuo mažų sumų ir palaipsniui kurti diversifikuotą portfelį, pabrėždamas, kad investavimas nėra lenktynės ir kad nuoseklios įmokos yra raktas į ilgalaikį turto augimą. Be to patariama nepanikuoti rinkos nuosmukių metu, teigiant, kad pirkimas pigiai gali būti naudingas ilgalaikiams investuotojams. Ši knygos dalis skatina agresyviai maksimalizuoti investicinės įmokas, viršijant pradinius tikslus, pabrėždamas sudėtinių palūkanų galią ilgalaikiam turto kaupimui, optimizuojant išlaidas arba didinant pajamas. Ji griežtai patarė ignoruoti kasdieninius rinkos ingravimus, spekuliacinius patarimus ir rinkos triukšmą, o skatina disciplinuotą, automatizuotą ilgalaikį investavimą. Skyriuose taip pat pateikiami patarimai, kaip periodiškai perskirstyti savo portfelius, kad būtų išlaikytas tikslinis turto paskirstimas, idealiai nukreipiant naujas įmokas į prastesnius rezultatus rodinti turtą. Galiausiai jis supaprastina mokesčių problemas su 85% sprendimu, maksimalizuoti įmokas į mokesčių požiūrių palankias sąskaitas, tokias kaip 401k ir Roth IRA, kad būtų efektyviai valdomi mokesčiai, per daug nesudėtinginant investicinių sprendimų. Knyga palaiko ilgalaikę pirkimo ir laikymo investavimo strategiją, naudojant mokesčių požiūrių efektyvius indeksinius arba gyvenimo ciklo fondus, patardama vengti dažno pardavimo dėl nesugebėjimo nustatyti rinkos laiko ir mokesčių trūkumų. Jie aprašo 3 priimtinas priežastis parduoti investicijas, tikras finansinės nepaprastasias situacijas, nuolat prastesnius individualių investicijų rezultatus, o ne visos rinkos nuosmukius, arba konkretaus trumpalaikio ar vidutinės trukmės tapimo tikslo pasiekimą. Be tiesioginio investavimo skyriuose skatinama pagerinti savo finansinį planavimą, sukuriant rezervinius fondus, užtikrinant tinkamą draudimą ir taupant ateities tikslams, tokiams kaip vaikų švietimas. Galiausiai pabrėžiama, kaip svarbu naudoti savo finansinę sėkmę grąžinimui, skatinant prieinamą filantropiją kaip pagrindinę tikrai turtingo gyvenimo dalį. Ši knygos dalis, pavadinta Meilė ir pinigai, nagrinėja, kaip finansai gilai formuoja asmeninius santykius, nuo tėvų dinamikos iki romantiškų partnerysčių. Pabrėžiama finansinio savarankiškumo svarba, perspėjama neleisti tėvams valdyti jūsų pinigų ir skatinama tiesioginė patirtis su investicijomis. Romantiškiams partneriams knyga rekomenduoja palaipsninį, atvirą požiūrį ir finansinius tikslus, skolas ir išlaidas aptarti, kulminuojant bendru finansiniu planu. Autorius pateikia praktinių strategijų, kaip spręsti jautrius klausimus, tokius kaip pagalba tėvams turintiems skolų, išlaidų padalymas ir partnerio neatsakingų išlaidų sprendimą, sutelkiant dėmesį į sutartus planus, o ne į asmeninę kritiką. Knygoje taip pat kalbama apie vestuvių išlaidų kontrolę ir maksimalų uždarbio potencialą per derybas dėl atlyginimo. Autorius pabrėžia, kad dauguma žmonių nepakankamai įvertina vestuvių išlaidas, dažnai įklimdami į skolas, nepaisant ketinimų rengti paprastesnį renginį. Ir patarė sutelkti pastangas, mažinant išlaidas didžiausiams išlaidoms. Tada pereinama prie karjeros uždarbio,
teigiant, kad dėrybos dėl atlyginimo naujame darbe yra greičiausias būdas žymiai padidinti pajamas, dažnai $1000 už trumpą pokalbį. Skyriuje pateikiamas praktinės dėrybų taktikos, pabrėžiant pasiruošimą, savo vertės pateikimą įmonės naudos atžvilgiu, pasinaudojimą kitais darbo pasiūlymais ir kruopštų praktikavimąsi, siekiant bendradarbiavimo ir abipusiai naudingo rezultato. Svarbu suprasti, kad reikšmingi finansiniai ir karjeros pasiekimai gimsta iš kruopštos pasiruošimo, strateginių veiksmų ir ilgalaikės perspektyvos. Knyga pabrėžia individualią sėkmę gaunant svajonių darbą per išsamius tyrimus, proaktyvų pasiūlymų teikimą ir nuolatinį tolesnį darbą, kartu su praktiniais patarimais dėl išmanių dėrybų dėl atlyginimo. Tekstas toliau skatina disciplinuotą finansų valdymą, raginamas skaitytojus nukreipti atlyginimų padidinimus į skolų mažinimą ar taupimą, o ne į gyvenimo būdo infliaciją, cituojant Warreną Buffettą kaip pavyzdį. Galiausiai pateikiami išsamūs patarimai, kaip protingai įsigyti didelius pirkinius, pabrėžiant ilgamžiškumo, bendrų nuosavybės išlaidų ir patikimumo svarbą perkant automobilį, kartu griežtą patariant vengti leasingo. Dideli pirkiniai, tokie kaip automobiliai ir namai, reikalauja išsamių, be emocijų tyrimų ir griežtų dėrybų. Automobilių atveju autorius pataria pasinaudoti prekybos atstovų kvotomis ir informacinėmis paslaugomis, kad būtų užtikrintos kainos mažesnės už sąskaitoje nurodytą sumą, kartu su kruopščia priežiūra, siekiant didesnės perpardavimo vertės. Kalbant apie būstą, knyga kvestionuoja idėją, kad namai yra pagrindinė investicija, raginama būti finansiškai pasiruošėmis, įskaitant reikšmingą pradinį įnašą ir galimybę padengti visas einamasias išlaidas ir įsipareigoti ilgam laikotarpiui, bent 10 metų. Ji taip pat teigia, kad nuoma gali būti išmanesnis finansinis pasirinkimas, jei sutaupyti pinigai yra investuojami, paneigiant įprastus namų nuosavybės mitus. Galiausiai išmanus kredito valdymas ir strateginis informuotas požiūris yra labai svarbus, norint sutaupyti daug pinigų šiems dideliems gyvenimo pirkiniams. Apibendrinant, knyga pabrėžia kruopštų finansinį planavimą dideliems pirkiniams, ypač namų nuosavybei. Pagrindiniai patarimai perkant namą apima didelio pradinio įnašo sutaupimą, siekiant išvengti papildomų mokesčių, kruopštų visų bendrų išlaidų viršijančių nurodytą kainą apskaitytimą ir konservatyvų fiksuotų palūkanų paskolų pasirinkimą, tuo pat metu tyrinėjant galimus privalumus ir internetinės palyginimo priemonės. Apskritai, knyga skatina pripažinti realias išlaidas, nustatyti automatinius taupimo planus ir prioritetizuoti išlaidas, kad būtų galima priimti būtinus kompromisus visoms didelėms išlaidoms. Galiausiai jis skatina skaitytojus taikyti šios principus, kad pasiekti turingą gyvenimą ir pasidalinti savo finansinę išmintimi su kitais. Ši knyga yra daugiau negu tik finansų vadovas. Tai kvietimas į visiškai kitokį gyvenimo būdą, kuriame pinigai dirba jums, o ne jūs jiems. Jie įkvėpia imtis veiksmų, pasitikėti savo galimybėmis ir gyventi savo turingą gyvenimą dabar, šiandien, ne rytoj. Tad ar esate pasiruošę perimti kontrolę ir tapti savo finansinės ateities architektais? Tikiu, kad taip.